Labas rytas, kolega. Sveiki. Kaip rytas? Labai puikus rytas. Matome geras oras. Ką šiandien bandysime pagauti? Šiandien bandysim pagauti žuvį. Taip, matote, tai yra neblogas tarpinukas, kuris yra šalia gražaus stalio įsikūręs. Ir mes gražus prie tą pačią. Yra daug žvejų. Vos radome šią puikią vietą, bet kaip tyčia, jinai buvo laisva. Taip, ką mes naudosime, kokius pašarus? Pašarus naudosime, sakysim, kokius, nes mes gausit. Šitą gal išnaudos kiekį, kai mesime meškeres, turėsim truputį laisvo laiko. Kaip jaučiatės? Kaip jaučiatės? Nutolo saulė jau languos pražydo ledo žėrės, žiemos vartus atkėlės, tų gauja rustų šiaurys. Dar nakto tais rajojais, atsirinkas kloja šaltą Taip, pirmas laimikis. Turime pirmąjį laimikį. Taip, rytas neblogas, galiu pasakyti, kliovas po kliovo. Ir štai Užmetę meškeris, ką tik. pagavome taip, kokių 3 kilogramų. Toks, gan sakyčiau, pirmas neblogas dykiukas. Prašome iškelti. Kiek žinome, negalima karpio kelti daugiau nei pusę metro nuo žemės. Gali slysti, susižaloti, įsipurvinti ir pasižeisti jo gleivinį. Taigi, štai ir pirmasis laimikis. Buvo sugautas ant braškinio boilio. Matote, labai agresyvus tas laimikis. Mutantas. Na, dabar mes jį pabandysim paleisti. Iš to nevalgysim, lauksim didesnį. Lauksim gražesniam lūpom. Ženklai, balti, balti, tai grožis, švelnumas, lelijos vandenį. Vandens ženklai, juodi, juodi, nelaimius skausmas, baimės paukštis debesį. Vandens ženklai, rausvi, rausvi, tai džiaugsmas, meilė, aguona pievos pakrašty. Vandens ženklai, žalsvi, žalsvi, tikėjimas, ramybė ir žvaigždės miegančios naktyje. Ir žinoma, neapsieina be puikiosios užkandos. Kažkasis lašinukas, rauginti bačkorių agurkai. Nu, užskaitom čia. Užskaitom.
pačią pastabėlę. Mum yra gerai turėti čerpuką, kurio išsiėma rankinį. Prasčiausiai ištraukite, galite išsiimti koso ir apdoroti karpį krante. Štai, prašom. Tukas, žus. Pirmiausia, ką padarėme, tai išėmėme kablį. Na, šį kartą irgi nelabai išeina su juo susitvarkyti. Labai piktas. Niekada nekelkite karpio, visą laiką prispauskite, jeigu jisai spurda, arba dar geriau, galima paprasčiausiai. Šiaip geriausia gal kolega plaktukas būtų po ranka. Nešime svarstyklės ir pasversime. Tai yra? Turime 4,5 kg. Jau auga. Štai ir auga. Ir užaugome iki 8 kg. Skaitam 8 kg pagautas. Ir dabar kas beba, kas yra svarbiausia. paleisime. Tai kas yra svarbiausia. Aišku, mums yra svarbiausia. Esam ne vieni šioje žvejyboje, daug akių. Taigi mes jį paleisime. Taip, dar vienas laimikis. Oi. Nėra kada filmuot. Matome, ištrauktas Tai sėkmingai. buvo sugautas štai tokiu raškiniu foiliu. Dėmelę dedame į šaną. Prispauskime. Tai matome, norėčiau atkreipti visų dėmesį, čia yra labai žymus karpių šiame vandens telkinyje. Tai jeigu kolega priartintų, pamatytumėm, jį vadina randuotuoju kardžiadančiu, ilga ūsų, plačia akių, Ištraskyta lūpių. taip. Stop, taip daryti negalima. Mes štai taip parodėme, kad taip daryti yra negalima. Štai, truputį Vėl daryti taip negali. Ką man tai reiškia, mano dainai pritrūko drąsos, o muzika liejas taip aiškiai. Tu grok susimildama grok, apie ilgesį žavesį jėgą, mano ilgesiui trūksta erdvės, mano laimė pusnynuose miega. Mildama grok, jei pirštai iš nuovargio degtų, nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegei naktį. Grok susimildama grok, jei pirštai iš nuovargio degtų, nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegei naktį. Pabaigoje. Renkamės daiktus, kaip jaučiamės, kaip žvejyba. Labai puikiai žvejyba, skaitom, kad pavykusi, žuveliokai beveik visi atgal sugrįžo, neskaitant. Ką jūs, kolega, norėjote tuo pasakyti beveik? Neskaitant, kad žvejojame be licenzijos. Žvejyba, skaitau, kad pavyko šiandien. Ir ate, susitiksim kituose epizoduose.
per naujo. Ką? Neš peilį, blėt, greičiau. Na štai ir turime žuvį. Pagaliau jis krante atleist, matai, lupi lūpą. Eik tu. Taip, matome, didžiausias jaukinimas yra, koks pavadinimas to jauko? Jaukinimas Jaukas beks. Beks žvejam. Ką be pridursi?